įvaizdis yra esmingas dalykas. Įvaizdis yra, ne tiek, kiek tu pasakysi, kiek tu parodysi. Tai realiai ir yra, nesvarbu, ką tu kalbi, bet kaip tu atrodai. Kaip ta mintis, jeigu tu turtingas, jie galvoja, kad tu žinai, kaip spręs problemą. Dar, Mariau, tu turi atrodyti turtingai. Kaip tu atrodai turtingai? Dar turtingas nebūtinai turi būti. Yra dar prieš tai yra dar vienas dalykas, kad turi atrodyti kaip turtingas. Net jau nebereikia būti turtingai, žinai. Jie gali net nežinot, kad tu, tarkim, niekas nieko nežino. Mariau, niekas nieko nežino. Visi yra pasirašę ant globalinės sąmokslo teorijos. Visi yra pasirašę. Ir ta tyriamoji žurnalistika, jinai tau suras, kur tu turi tų pinigų paslėpti. Jiems reikės laidos, žinai. Aš įsivaizduoju, jeigu, pavyzdžiui, mane tirtų tyriamoji žurnalistika ir sakytų, tu esi charizmatiškas? Ne. Tu neigi, kad esi charizmatiškas? Aš dabar surasiu tos punktus, kur tu esi charizmatiškas. Ir jie Paulių filmuoja, matote, jis gyvena daugiabutyje ir jisai dar turi išlaikyti 2 damas. Matote, koks jisai turtingas? Koras už kadro. Ir ten pinigai krenta ant stalo ir visi, Ir užrašas toks, zim, 2 damas. Ir viskas. Ir mes vėl prieinam prie tos išvaizdos, žmonėm reikia vaizdą. Be abejo. Žmonėm visą laiką reikia vaizdą. Jiems reikia suflerių, žinai. Jiems reikia suflerių. Jiems reikia, kad tu nuimtum viską nuo jų, ta prasme, kad paimtum viską nuo jų atsakomybę. Kaip Žižekas sakė, kad, pavyzdžiui, apie komedijas, kur paleidžiamas choras, kur nusijuokia. Jisai jau tau sufleruoja, kokiuose vietose reikia juokti, bet ne vien tai. Jisai sako, tu pavargęs, tu net nesijuok, mes už tai nusijuoksim. Mes žinom vietas, kur yra juokinga, kur reikia nusijuokti ir mes nusijuoksim, o tu tiesiog žiūrėk.